Komentaras, kad varžybos buvo sunkios, palankiai susiklostė pradžia, įmušėme įvartį, labai gaila, kad paskui nesugebėjom kelių 100% momentų išnaudoti. Gavom tokią kvailą baudą, iš kvailos baudos gavom kvailesnį dar įvartį. Džiugu, kad vyrai nepasimetė, kaip ir kalbėjom, kad atsitikus, kad panašiai situacijai, kad nepasimesti toliau žaisti savo žaidimą, per minutę vėl persim rezultatą. O antrą kėlinį varžovai taip išėjo su tokiu žemaitišku pykčiu. Kietą kovą dar gaila, bet įsivėlėmės į tą kietą tokį žaidimą ir antrą kėlinį vietoj to, kad žaistume savo paprastą žaidimą, įsivėlėva jį gavom sunkės varžybas. Коментарс будет tiek, kad laimėti priešininkų daugiau nori laimėti. Labai greitas įvartis paveikė, bet čia turbūt visų pirmo kėlinio žaidimas, pirmo kėlinio mūsų toks buvo pakankamai lėtas varžovas. Greitai pradėjo, papresingavo mus, o mes tam buvom nepasiruošę. Tai kai atrodė, kad jau žaidimas jau išsilygino ir rezultatą išlyginom, nedovanotinas klaidas. Aišku, aš galiu sakyti, kad neturėjom visų žaidėjų šiandieną, kurie gali žaisti. Reikėjo keisti ir žaidėjų ne vien tik sudėti, bet ir jų padėti aikštėje. Nu, iš šito ir susiklosti. O šiaip antram kėlinį išėjo ir jaunesni žaidėjai turėjo savo pastangom, šiek tiek, galbūt nesukūrėm nieko įspūdingo, bet jie varžovams nedavėm nieko sukūrti. Smagu, aišku, pirmą pergalę, pirmo lygoj, vis tiek kaip ir įvykdėm trenerių prašymus, kad šiandien tenkino mus tik pergalę. Šiandien nugalėjom, kaip pasakyti, išvargom tą pergalę. Tikrai nenuvylė nei vienas žaidėjas išėjęs po keitimų, visi susitvarkė savo užduotim. Aplamai neprikrikšino nei vienam žaidėjui šiose rungtynėse, nes ir keitimai buvo tokie priverstiniai, kadangi žaidėjai tiek Žukovas, tiek Laktus, tiek Gedgaudas jautė skausmus ir išėjo netgi žaisti su skausmais. Iš varžovo, šiaip aš buvau pažiūrėjus įrašą, jo rungtynių transliaciją su Šilute. Tai man antras kėlinys labai patikė ir aš buvau jau truputėlį sunerimęs, kad vėl mums antras rungtynės toks sunkus varžovas. Bet šiandien parodė, kad galima žaisti, tik reikia. Visada, aišku, turi būti 100% maksimaliai dvikovai nusiteikęs ir smulkmenų neatleidžia futbolė varžovas. Kaip sakyti, mes nenuvertinam to varžovo, treneris sakė, kad visi pirmo lygo moka žaisti ir gavau puikų perdavimą iš komandos draugo Kristijono, ten tiesiog koją reikėjo pakišti ir viskas. Smagu, aišku, toks jausmas, pirmas įvartis pirmo lygoj, faina.